Jonai, tai žinojimas, kad pergalės atveju sutikrinta vieta kitame etape. Psichologija kažkaip veikia, ar ne? Dabar jau viskas, bet dabar bus varžybos Benetone. Tai viską lems ir žiūrėsim. Stengsime paimti pergalę. Taip, nieko neišeis gerai. Pats sulaukė šiek tiek daug susidomėjimo iš Atlanto atvažiavusią brigadą. Ar turėjo įtakos tavo žaidimą? Gal norėsi kuo geriau sužaisti šiandien? Žaidžiu kaip ir kiekvienas varžybas, žaidžiu komandai, kad komanda laimėtų. Nenoriu prieš kažką pasirodyti ar kažką padaryti. Žaidžiu komandai, žaidžiu, kad komanda laimėtų ir tiek. Jonai, kai nekrito vienas metimas, sakykime, šiek tiek iš tolėliau, gal kitoje atakoje šiek tiek ir pasitikėjimas jums galbūt krito, tarkim, ir pat mažojo palikdavo galbūt šiek tiek laisvesnį, bet ten, sakykime, iš 3-4 metrų nemesdavo. Ar tas numuždo pasitikėjimas jums šiek tiek? Nežinau, nepamenu tos situacijos, nežinau. Visiškai nepavyko perimti kamuolių Gal turbūt. Jonai, pirmą pusę pavyko Meis ir Traorė sustabdyti. Kodėl antroje pusėje taip įsibėgėjo? Kokias klaidas darė gynybai? Sakau, leidom pakartot, gal jam sukovot kamuolį, neatsitėrėm. Baudos aikštelį gal prastai tvarkėme. Ar galima sakyti, kad varžovai neleido žaisti to žaidimo, kurį mes įpratę matyti pastarį mėnesį, gal kokį Lietuvos Rytas demonstruoja? Matėsi, kad jie buvo pasiruošę tikrai gerai. Jų turbūt sustabdė mus. Gerai gynėsi. Galima sakyti gal. Tai dar ne viskas paruošta. Ačiū.